Visiems labas, aš nesu savo normaliam skine, nes čia ne mano akauntas, nu, mano, bet ne youtuberio. Mes sukūrėm, nu, jie sukūrė naują kaimiečių bendruomenę. Čia bus kitokios taisyklės, jeigu kas, klauskit jų. Jo, čia kitokios taisyklės, nu ką žinau. Aš nežinau, ar aš iš viso turiu. Ar aš iš viso turiu dabar filmuoti. Gal man neleidžiama. Gal čia bus be jūsų, gal čia bus su jumis. Aš dar nieko absoliučiai nežinau. Vėl mano resolution toks mažas. Jie man davė užduotį. Ieškoti village'o. Jo. Jei kas joininkite Discordą ir mano, kad paklausti klausimą apie šitą serverį. Paridas buvo lengvas, gali įsiminti, nes buvo paprastas PvP serveris, kur PvP darai. Šitas kažkoks, jie kažką sako, ką aš nesuprantu. Nu, suprantu kažką. Aš čia ką, jeigu žiūri šitą video, aš supratau kažką. Gerai. Vasaris. O. Ok.
Jo, jūs negalite įmintis, banim bus. Nesugalvoju jiem. Gerai, jis pasakė jo, vadinasi, visi savo resursus gaunam. Ir panašiai. Tai čia grinai timimasi, bet netimimasi, nu okei. Labai aišku. Coca-Cola susijęs su čiostu. Bruh. Wow. Tai jūs viską čia matot, kas yra prieš visą serverį, tai tipo, praeitą kartą aš buvau biški toks išskirtinis, manęs nebuvo pradžioj, aš prisijungiau, kada jau prasidėjo karas, tikėkime, kad karo nebus. Gerai. Okei. Vat. Ai, nereikia. Gerai. Man reikia gauti... Tai žiūrėkit, yra laukit ir bar. Rožinį, nu, violetinis yra tas vasaris, o pilkas yra GG, blue. Jie biški keistai, ne tokios spalvos. Jis turėtų būti blue, o ne... Tiek daug keivų, bet jie nei vienas neina į apačią. Tiesiog jie iššoksta į viršų. Vienas neina į apačią. Man reikia, kad eitų į apačią.
Aš žinau, kad kažkas kažką padarys ir šitas serveris visas sugrius vėl Ikėjos. Spėjimai komentuose, kas tai bus, kas tai padarys Ne, ką. Aš labai noriu, kad šitas serveris datestų, nes praeitas, sakėte, buvo neįdomu ir todėl jie sustabdė, ką žinau, man visai normaliai. Bet žinai, jeigu kitiem gal nelabai, nes aš buvau full netherite. Aš kaip biškiau nuobodu buvo, bet ką jau padarysiu. Uff. Nes man reikia įvo. Okay. Aš nežinau, ar jūs galėsite žaisti ar ne, aš vėliau pasitikslinsiu, bet, nu, jūs matot, kaip aš early žaidžiu, tai, okei, man atrodo, jam tiesiog užlagino kažkas. Tėvai pakvietė. Ne, aš kažkaip. Ką man dabar čia daryti? Nužudyti tą Iron Golemą? Maybe. Aš nežinau, ar jie manęs piks. Uff. Op. Atsiprašau. Jie nėra VC ir mes visi, aš paklausiu jų, ar mes galime eiti į private visi, bet jie pasakė, nereikia. Tai yra kaip yra. Ar tikrai jis nerado keivo, nes pavyzdžiui man žiauriai reikia keivo, aš nežinau kur jį rasti. Čia jau reikėtų, jie sakė, tipo, arti viens kito gyventi, aš negaliu nubėgti kelius tūkstančius blokų ir paskui be tingėjimo grįžti, nes aš tingėsiu grįžti. Paskui jie pasakys, tai ką tu padaryti? Tu turi ateiti prie mūsų, mums nesvarbu, kad atvarai pas mumis, tai. Kodėl tu vien... Nu, gal tėvai, kai... Nu, aš nedžiadinsiu.
Svarbu, kad mano internetas netjungia manęs. Pagaliau radau keivą, kur yra irono. O ne, tiesiog yra atrodo keivas ir tiesiog ten kaulas su tuo koperiu. Aišku, koperis dabar jau geras, nu, 50-50, nu. Jo, dabar su juo gali pasidaryti armorą, bet, nu, kas man iš to? Man vis dar žaisti su kitais žmonėm yra žiauriai įdomu, bet aš nelabai įeinu į tokius serverius, kur pritampu. Pavyzdžiui, kažkada buvau tokiam PvP serveriu su irgi lietuviais. Aš nepridirbu, nu, aišku, aš biškai ten, aš žaidžiau ten tą serverį, nors ir buvau vienas iš silpniausių, bet jis paskui užsidarė ir pakeitė taisyklės ir tik tuos, kurios pasitikėję galėjo įeiti. Aš nebuvau vienas iš jų ir aš nebebuvau serverį. Jo, Haris buvo, ir aš tiek buvau ta. Bet paskui jie atidarė serverį ir ačiū Dievui, kad tai padarė, nes čia vėl, jeigu nežiūrėt mano video, šito pažiūrėsit, mano koja gipse ir jeigu nebūtų šito serverio, nebūtų buvę praeito serverio, jūs neįsivaizduojat, ant kiek man nuobodu būtų buvę. Hibola, muika. Ot. Aš tai grįšiu. Įsismeltins, o aš tai grįšiu. Gavau deimantum. Bet mane 15 strėlių atakavo. Taip, nu, mane skeletonai atakavo ir dabar aš turiu 15 kokių strėlių. Kūne, ir aš tai mirsiu. Tai aš pradėsiu toliau. Tai visiems labas, aš vėl filmuoju. Ir aš gavau 16 deimantų. Ir miriau kelis kartus. Jo, aš nelabai žinau, ką daryti. Jo. Tai aš turiu 16 deimantų, bet ar man pasidaryti armorą, ar man daryti pikeksą, aš dar nežinau. Viską pamatysim vėliau. Aš dar maisto neturiu. Aš vieną serverį. Ką žinau, aš turbūt mirsiu. Bet pabandysim išgyventi. Einam, kiaulė. Atik čia. Teik čia, prašau. Greičiau. Nebėk. Okay. Greičiau. Einam. Davai. Nu, greičiau. Nu, tai ką žinau. Maistas iškeps. Ir tai aš čia jėmu geriausius momentus. Tai, žodžiu. Pagaliau iškepė. Aš jėmu čia geriausius momentus, tai... Aš... Einu, dar nuždysiu kiaulę, dar maisto pasims ir paskui jūs sustabdysiu ir įeisim į kitą. Žodžiu, aš dabar čia tiesiog ždysiu kiaulės, tai nieko įdomaus, tai... Jo. Tai ką žinau, visiem iki.
Tai aš jau turiu full diamond ir arm ir tuos ginklus. Tai bet aš čia darysiu namą, tai aš mąstau, kad čia bus žiauriai didelis. Jie tenais vasaris, tenais turbūt žyblų. Čia aš darysiu savo namą. Aš gal darysiu kokią namą čia. O tada, o tenais kažkur pilinu. Jeigu ką, čia aš nekalbu video, o dabar tanis man įsirašė balsas, tai sorry. Bet tenais sakau, kad visuomenė, nu tai, žodžiu, čia prieš visą statymą. Ačiū, kad žiūrėjau. Čia gerai, vėl neįsirašė balsas, bet aš bandysiu komentuoti. Tai aš buvau mokykloje ir grįžęs iš mokyklos, aš iš karto ėjau valgyti. Ir kas prie valgymo labiausia tinka, tai YouTube'as. Tai aš atsidarau YouTube'ą ir matau, Džiblu įkėlė naują video, kur sako, kad naujas startas, nu tai čia viskas tas, bet paskui sako, aš noriu to geriausiu. Aš pakomentinau, kad jis tikrai tapo geriausias. Jis gavo Diamond Armorą, kur aš irgi turiu, bet jis užsinčentino viską užsinčentino. Aš neturiu villagerių. Tai, ką žinau, bandysim kažką suktis. Aš dabar lydus darau, aš turbūt villagerius imsiu, bet čia jau bus vėliau, tai žiūrėsim, kas žiūrėsim.